šiandien vyksta ne krepšinis, o pilietiškumo ugdymas ir susirinkę Alytaus Daugų gatvėje esančiose kapinėse tvarkom apleistas kapavietės. Taip vyrukai, kaip ir minėjau, ugdosi ne tik krepšinį, bet ir auga geri žmonės. Tai pasibaigus visiems šventiem nusprendėm su akademijos bendruomenė tvarkyti apleistas kapavietės. Ir tik įėję aptikome vienas ir puikiai leidžiame laiką su jaunimu ir sutvarkysim viską, pabandysim. Tai mes šiandien tvarkom kapus, apleistus kapus, kad būtų gražu, nebūtų netvarkinga ir kad numirusiems žmonėms būtų linksma. Ir šiandien mes esam su akademijos sportininkais ir Robertu Paličiu, mūsų treneriu. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, kadangi reikia duoti ramybės ir numirusiems žmonėms ir taip pat kitiems. Tai kaip aš einu kartais su tėvais ant kapų aptvarkyti, man liūdna matyti tuos, kurie nėra aptvarkyti. Tai šį kartą pasisiūliau nuvaryti su treneriu ir draugais patvarkyti kitų neaplankytų kapų. Taip, šaunuolis Kajus iš karto sutiko atvykti, padėti, net neabejojo, tai šaunuolis. Čia net boružę aš radau. Boružę?